Tai sveiki visi, aš esu Ugnė iš debesų ganyklų ir šiandien svečiuose turiu knygos netikros atostogos vertėją Auksę Beatričę Katarskytę. Ir mes šiandien šnekėsime apie socialinius tinklus, jų įtaką mums ir dar norėčiau perleisti žodį ir Auksei prisistatyti pačiai. Sveiki, ačiū leidyklai, kad pakvietė mane į pokalbį, ačiū Ugnė. Mano vardas Auksė ir aš šitą knygą išverčiau prieš keletą metų ir šiuo metu dirbu Oslo universitete, esu doktorantūros studentė Oslo universitete, bet laisvu laiku, savaitgaliais ir vakarais verčiu debesų ganykloms. Ir taip, labai įdomu bus pasikalbėti su tavimi. Tai malonu. Ir iš tikrųjų, taip pradėkim pokalbį nuo tokio klausimo, kadangi socialiniai tinklai yra pas mus tokia kasdienybė, turbūt niekas neįsivaizduoja dienos be jų, tiek moksluose, tiek darbe, tiek galiausiai asmeniniam gyvenime, turbūt kiekvienas ar per pertrauką, ar po darbų vis tiek pasižiūri, pasitikrina socialinius tinklus. Tai iš tikrųjų aš tokį pirmiausiai nuo tokio asmeninio klausimo pradėsiu. Kiek šiaip susiduriate su socialiniais tinklais savo gyvenime? Ar dažnai tikrinate juos, ar rečiau, ar kažką skelbiate juose? Man atrodo, kad mano santykis apskritai su socialiniais tinklais labai keitėsi ir aš turbūt aktyviau juose dalyvaudavau, kai buvau paauglė, gal kai man buvo 20-21, dabar jau artėju link 30, tai jaučiu, kad pavyzdžiui mano karta ir mano draugai daug mažiau aktyviai kažkuo dalyjasi ir daug daugiau gal pasyviai tiesiog žiūri ir tikrina. Ir mano dar tokia situacija, kad gyvenu užsienį ir turiu draugų ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Tai socialinės medijos leidžia man palaikyti tuos ryšius, nes be jų, nežinau, turbūt susirašinėčiau laiškais arba skambinėčiau telefonu, bet socialinės medijos suteikia daug įvairių platformų, galima, nežinau, dalintis kažko, bet vat irgi, ką tik sakiau, kad ne visi tiek daug dalinasi gal kaip anksčiau, bet kartu ir siūsti balso žinutes, ar siūsti nuotraukas, ar kažką, ar galbūt dalintis, kad ir juokingais katinukų video, nes jie irgi padeda palaikyti tą ryšį. Tai mano pačios santykis socialiniam medijom, sakyčiau, toks turbūt irgi dvipusiai jausmai, nes kartais jaučiu, kad norėčiau nuo jų atitrūkti ir tas atitrūkimas kartais būna labai geras, kaip kokios atostogos, bet kita vertus be jų būtų labai sunku palaikyti tuos ryšius, kuriuos aš noriu palaikyti. Aš iš tikrųjų pati pritariu šitam ir pati esu susidūrus su tuo, kad kartais tiesiog būna tas informacijos perteklius tose tinkluose, nuo kurio tu tiesiog labai pervargsti ir nori pabėgti. Ir tai nėra gerai, manau, ir kartais tas tokį sukelia tokius dviprasmiškus jausmus, nes kartu ir čia gera komunikacijos priemonė tikrai labai, bet iš kitos pusės ten labai labai daug toksiškumo yra ir kaip sakiau, ir informacijos pertekliaus ir visa kita. Ir man iš tikrųjų kyla ir toks klausimas, kaip manot, ar socialinės medijos šiaip daro įtaką mūsų pasaulėžiūrai? Manau, kad be abejo jos daro įtaką, bet galbūt taip pat kaip bet kokios kitos medijos. Aš taip pagalvojau, kadangi esu filologė ir visada galvoju apie senus laikus, tai kažkur esu skaičiusi, kad pavyzdžiui atsiradus raštui arba pradėjus, sakykime, knygas spausdinti, pradėjus apskritai rašyti aktyviau, žmonės labai bijojo, kad pavyzdžiui mes prarasim atmintį, nes kai kažką užsirašai, tu kažką padedi ant popieriaus ir tau nebereikia atsiminti. Tai taip ir dabar mes sakom, kad socialinės medijos mus būkina, bet kokiu atveju, ir kai televizorius atsirado, manau, buvo labai daug nekenčiančių televizoriaus ir panašiai, tai medijos bet kokiu atveju mus paveikia, nes tai
yra ir informacija, tai yra ir bendravimas ir aišku, mes pamatome daug daugiau pasaulio, negu galėtume nesinaudodami socialiniam medijom, bet kad jos mus veikia, tai reiškia, kad jos mus gali veikti ir teigiamai, ir neigiamai. Ir man atrodo, tas neišvengiama, kaip ir su knygų skaitimu ar su, nežinau, kito medijų rušim. Man yra dar įdomu, kai jūs lankote socialinėse medijose, kaip kritiškai žvelgiate į socialinių medijų įrašus, ten skelbiamas naujienas ir šiaip komentarus, nes žinoma yra tikrai nemažai tų melagienų, kurios daugeliui atrodo labai realistiškai. Ar filtruojate kažkaip tas naujienas, bandote ieškoti papildomų šaltinių, kurie patvirtintų ar paneigtų tuos dalykus? Manau, kad ypač mūsų karta gana kritiškai yra išmokusi žiūrėti į socialinės medijas. Daugumą. Ir bet kokiu atveju ne visada galbūt yra aišku, kur ieškoti tos papildomos informacijos, bet manau, jeigu sekame žmonės ar sekame kanalus, kuriais pasitikime ir galime pasitikėti, tada kažkaip gal galima susimažinti tą tokį triukšmą bet jeigu labai domimės kažkokia, pavyzdžiui, ar politinė tema, ar kažko, tai bet kokiu atveju ten praleidžiame labai daug laiko, tai tas papildomos informacijos ieškojimas gali būti labai svarbus, bet jisai gali būti ir toks dalykas, kurį labai lengva nustumti į šoną, nes tai, ko socialinės medijos yra patraukliausias, gal yra tas pasyvumas, kai mes tiesiog sėdime ir skroliname ir gauname daug labai įspūdžių ir kai net nereikia, mes galime žiūrėti, mums nereikia komentuoti, mes galime tiesiog viską greitai prabėgti. Tai iš tikrųjų, va taip nuoširdžiai pasakius, tai labai retai galvoju, kad, sakykime, pamačiusi kažkokį įrašą, kad man reikėtų patikrinti, ar tai tiesa, nes viena vertus aš irgi sėdžiu savo socialinių medijų burbulę, kur visos naujienos, kurios pas mane ateina, man yra, sakykime, priimtinos, ar jų tonas yra priimtinas, jų perspektyva yra priimtina. O jeigu nepriimtina, aš matau, kad mano algoritmas gal truputėlį ten nebežino, ką aš mėgstu ir tada man pradėjo mesti kažką, kas yra keista. Bet tai čia irgi galima apie tai pašnekėti kiek vėliau apie tą burbulą, bet va taip nuoširdžiai pasakius, tai aš manau, kad aš žiūriu medijas kritiškai, bet aš negaliu tiksliai atsakyti, nes galbūt aš tiesiog esu savo burbulę ir tas kritiškumas kažkokiu metu irgi atbunka. Šiaip man labai patiko ta burbulo idėja. Aš manau, kad kas yra socialiniuose tinkluose, tai iš tikrųjų kiekvienas tikriausiai ir yra tame savo burbule. Vis tiek visi nori būti apsupti savo idėjų ir aš manau, kad kiekvienas tiesiog tą algoritmą netgi išmokina tų idėjų, kad viską matytų. Bet kartu aš vėlgi nežinau, ar tai yra labai gerai matyti tik tai savo tą perspektyvą ir nematyti, kaip kiti galvoja, galbūt iš jų pasimokinti arba netgi juos kitus pamokinti kažko. Tai čia mano tokia nuomonė ir taip pat man labai patiko mintis apie tą skrolinimą. Iš tikrųjų mačiau dabar pakankamai populiari yra sąvoka tas doom scrolling, kai tu tiesiog pasiemi telefoną ir tiesiog eini per kažkokį socialinį tinklą, ar tai Facebooką, arba turbūt dabar populiariau jau TikTokas yra, kadangi tau net skaityti nereikia, nes tu viską tiesiog matai. Iš dalies tai tikrai yra baisus, mano nuomonė, konceptas, nes tiesiog tu atsisėdi ir tu net nepajauti, kaip tas laikas prabėga. Tu gal atsisėsi kokią 7 valandą po visų darbų, pradėsi žiūrėti telefone ir jau vakaras. Ir realiai tu net nieko nepasidarai. Tai pakankamai irgi toksai baisus distopinis iš dalies konceptas. Ir manau, kad mums kiekvienam reikėtų apie tai šiek tiek
daugiau gal pagalvoti ir tiesiog akyliau stebėti savo laiką telefone. Taip, ir dar apie tą burbulą ir apie tą doomscrolling, jie labai susiję, nes tas doomscrolling, man atrodo, jisai irgi labai, sakykime, tas terminas labai išplito per koroną, kai mes pastoviai tikrindavom tas blogas naujienas ir tada tu tiesiog gilindė į tokį labai juodą burbulą, kur tu net nežinai ar net bijai išeiti iš namų, nes viskas tiesiog labai suriškėja, bet mano nuomonė irgi labai svarbu būti akylam ir suprasti, kaip mes naudojame socialinėm medijom, bet labai svarbu dar ir pabrėžti, kad tai iš dalies nėra individuali problema, tai yra visų problema, o tai reiškia, kad socialinės medijos yra labai didelis pasipelnimo šaltinis, yra tos didelės kompanijos, kurios sukuria tą algoritmą, kurios mus įmeta į tą burbulą, kai mes negalime nustoti scrollinti, kai mes negalime nustoti domėtis ir atrodo, kad visi dalykai, kuriais mus šeria, kuriuos mums duoda, mums patinka, nes vat, vėl tas algoritmas yra taip padarytas, kad mes kuo daugiau laiko ten praleistumėm. Tai pasidaro galiausiai ir tokia demokratinė problema, nes galbūt aš va taip nuoširdžiai norėčiau perskaityti įvairių naujienų, sakykime, iš įvairių perspektyvų parašytų naujienų, bet aš jų galbūt net negaunu, nes mano algoritmas žino, kas man patinka, žino, už kokią aš partiją balsuoju, galbūt net, kur aš gyvenu, kiek man metų ir panašiai ir panašiai. Tai labai pritariu jums dėl to, kad reikėtų klausytis kitų balsų ir domėtis kitom perspektyvom, bet dažnai mūsų tas burbulas taip susiaurėja vien dėl to, kaip socialiniai tinklai yra suprogramuoti. Tai galbūt todėl reikia skaityti knygas ir eiti paskaitas ir išeiti į pasaulį ir klausytis radio. Net nežinau, gal jūs turite daugiau patarimų, kaip išeiti iš to savo burbulo. Aš tiesiog manau, kad reikia daugiau domėtis, kas yra medijų raštingumas ir bandyti tą medijų raštingumą vis ugdyti pačiam, nes mes, kaip ir sakėt, mes kiekvienas esam kaltas dėl to, čia tokia visuomeninė iš tikrųjų problema yra. Ir kartu kalti, kaip pasakyti, mes kaip ir nesame kalti, tai ką norėjau pasakyti, galbūt, kad nereikia suindividualizuoti tos problemos, kad mes nešiotume kažkokią kaltę savyje, bet kad suvoktume, kad tai yra pinigų mašina iš principo. Taip. Pertraukiau. Ne, viskas gerai. Ir tą suvokti, bet ir iš to mokytis. Ir iš tikrųjų labai mes čia taip į temą įėjome apie tas pinigų mašinas, nes norėčiau pakalbėti apie dar vieną tokį socialinių medijų, sakyčiau, produktą, influencerius. Tai aš norėčiau paklausti, ar dažnai su jais susiduriate, ar dažnai susidurite su produktais, kuriuos jie reklamuoja, ar jiems pavyko pakeisti jūsų nuomonę vienu ar kitu klausimu, galbūt netgi, kaip sako, užinfluencinti jūs ir įsigyti kažką. Tikrai gali būti. Ir kartais aš suvokiu, kad galbūt tai vyksta ir truputį nesąmoningai. Dabar, kiek pastebiu, sakykime, kad ir Instagramo platformoje, ypač norvegų influenceriai, kuriuos kartais matau vien dėl to, gal kad čia gyvenu, jie visada labai aiškiai, man atrodo, įstatymiškai yra priversti parašyti, kur yra reklama ir kur nėra reklama, bet kita vertus vis tiek tos reklamos ateina, bet manau, tai, kas mane labiausiai influencina, tai, kas mane labiausiai paveikia, yra, sakykime, ir tie tokie labai pozityvūs kanalai, kurie, pavyzdžiui, dalinasi menu, arba muzika, arba kokia nors įdomia meno forma, pavyzdžiui, viduramžių rankraščių jokingais paveikslėliais, sakykime, iliuminacijom. Tai vat mane tada, kai aš gaunu tokią informaciją, mane ne tik paveikia kažkokie, mane ne tai, kad paveikia kažkokie prekė, bet aš išmokstu kažko naujo. Tai kad ir tai nėra kažkoks straipsnis, kad ir aš neskaitau daug, bet aš pamatau kažkokį paveikslėlį, pamatau kažkokį meno kūrinį. Tai čia, manau, irgi tą galima žiūrėti iš abiejų pusių, nes influenceriai taip, jie
tai yra profesija ir tai yra verslas. Ir jie tikrai mus veikia, net kartais, jeigu ir nesuvokiam, nes kažko užsinorim, bet nežinom, kodėl užsinorim, tiesiog atrodo, kad mes norime to dalyko. Bet kita vertus, tai dar yra ir dar viena reklamos forma, o mes reklamą irgi matome visur aplink save. Tai aš nežinau, ar reikėtų taip bijoti tos profesijos žmonių, bet nes tai tiesiog yra darbas ir tai yra dar viena, bet kaip sakau, kad jeigu kažkaip sugebame atrasti kažkokį kanalą, kuris mus influencina ar mus paveikia iš kitos pusės teigiamai, tai manau, kad tai tik pliusas. Man labai patiko, kad jūs paminėjot influencerius ne tik kaip kažkokį tokį kaip prekinį ženklą, bet ir kaip mokymosi priemonę. Tai kad sužinoti daugiau ten ir apie meną, apie kultūrą ir taip toliau. Tai šitas visai įdomus, mano nuomonė, įdomi mintis, kadangi dažniausiai, kai pagalvoju apie influencerius, tai influenceris tai yra tas, kuris reklamuoja kažkokį daiktą, kad tu nusipirktum arba renginį. O dabar toks labai taip gražiai apibūdinat juos, kad jie gali turėti ir tokią tą mokomąją funkciją. Tai man šitas labai, labai tikrai patiko. Na, o dabar aš norėčiau pakalbėti apie jūsų verstą knygą, kuri yra kūrybiškos Europos programos ir projekto naujas slaptažodis pokyčiai dalis, netikros atostogos. Tai šioje knygoje pagrindinė herojė Ina pameluoja savo klasiokams, kad atostogoms išskrenda į šiltus kraštus ir žinoma, tas melas galiausiai išsipučia ir jai tenka likti namuose, uždarytai visai vasarai, kas turbūt daugeliu vaikų yra pats blogiausias dalykas, koks gali būti. Tai kaip manote, ar dabartiniai vaikai susiduria su tuo spaudimu būti geresniais, pasirodyti geresniais prieš kitus, ypač savo bendraamžius, ir kiek prie to jūsų nuomonė prisideda tie socialiniai tinklai? Manau, kad reikėtų klausti vaikų, bet savo tokia labai, kaip pasakyti, atsiprašau. Viskas gerai. Neturiu autoritetų kalbėti apie tai, kaip vaikams atrodo, bet manau, kad bet kokiu atveju vaikams visada yra kažkoks spaudimas prisitaikyti, būti panašiam į klasiokus galbūt, ar į kiemo draugus. Ir manau, kad šitas dalykas, jis yra universalus ir mes jo niekaip galbūt neišvengsime, bet kokiu atveju socialinės medijos tai sustiprina. Ir manau, kad šita knyga labai gražiai parodo tą tokį norėjimą prisitaikyti, kuris, bent jau knygos herojai, irgi pareina iš jos socialinės padėties, nes jos mama bedarbė ir mergaitė, pagrindinė herojė Ina, jinai neturi galimybės išvažiuoti į atostogas ir jai atrodo, kad visi vaikai iki vieno kažkur važiuoja ir visi vaikai iki vieno yra tikrai labiau pasiturintys ir jie važiuoja į Maljorką ir jie važiuoja į Latino Ameriką ir kažkur, bet turbūt mums visiems pažįstamas tas jausmas, kad atrodo, kad visi už tave geresni ir visi už tave daugiau turi, nes knygoje atsiskleidžia būtent tos mergaitės perspektyva ir mes kaip skaitytojas nežinom, ar tikrai visi vaikai išvažiuoja į tą Maljorką, ar jie tik tai yra 3-4 vaikai, kurie jai atrodo įdomesni ir kažkur važiuoja. Tai man atrodo, tas norėjimas prisitaikyti iš dalies labai universalus, bet ir kyla iš kitų knygos temų, kurios paliečia socialinę nelygybę ir Ina gyvena daugiabutyje, mamai depresija ir mama neturi darbo ir tada jinai susitinka berniuką, kuris irgi iš gana panašios, kaip pasakyti, gana panašios padėties, kad jis irgi vasarą turi leisti kieme, nes jo tėtis turi problemų su alkoholiu, kaip mums paaiškėja, nes vat irgi viskas yra perteikta vaiko akimis, kas yra labai gražu. Ir tada
tie vaikai susitinka ir tada mes pamatome, kad tos atostogos, kurios iš pažiūros atrodo, abiems vaikams atrodo labai liūdnos, virsta gražia draugystė ir virsta tokiu tikru ryšiu, ne tik tų socialinių medijų ryšių, kai kiti vaikai siunčia nuotraukas vienas kitam iš pliažo paplūdimio šiltuose kraštuose. Tai aš, man atrodo, nukrypau nuo jūsų klausimo, bet kad socialinės medijos kažkaip ypač spaudžia vaikus, gali būti, bet manau, kad tai irgi yra tik vienas iš mūsų kaip žmonių, ar apskritai taip, kaip mūsų visuomenė veikia bruožų, tai, kad mes norime, ypač būdami vaikai, mes norime, kad mus pamatytų, kad mūsų draugai manytų, kad mes esame kieti ir faini ir kad mes viską turime. Tai taip, tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Iš tikrųjų, tose socialiniuose tinkluose vis dėlto aš pati pastebiu, kad dažniausiai žmonės vis dėlto kelia tai, kas yra gerai jiems. Tai kai visą laiką matai, kad viskas yra kitiems gerai ir tada pradedi galvot, kodėl kitiems yra viskas puiku, bet dažnai nesusimastom, kad tiesiog ta tokia tamsesnė pusė, ta tokia negražesnė pusė gyvenimo tiesiog nėra taip viešinama tikriausiai. Taip. Ir manau, kad dar norėjau vieną dalyką pridurti apie, sakykime, jaunuomenę ir vaikus. Tai, ką aš matau, ir nežinau, ar tai tiesa, bet man taip atrodo, kad, ir nenoriu nieko įžeisti, bet man atrodo, kad kadangi, sakykime, dabartiniai paaugliai arba vaikai, jie užaugo su socialinė medijom, tai jie ir turi, jie iš dalies supranta, kaip visą tai veikia. Galbūt ne visi, galbūt ne taip giliai, bet jų naudojimas į socialinių medijom irgi šiek tiek skiriasi nuo, sakykime, tėvų kartos, nes jie į socialinės medijas atėjo jau suaugę ir daug vėliau. Tai kartais netgi, ką aš pastebiu, yra, kad paaugliai ir vaikai ir jaunoji karta kažkaip turi tą didesnį raštingumą negu vyresni žmonės. Galbūt vien dėl to, kad jie ir mes užaugom su tuo ir yra visai kitoks tonas, visai kita etika. Ir čia vat irgi generalizuoju, bet noriu pasakyti, kad galbūt ne visada, bet dažnai galim ir pasitikėti vaikais ir jų intuicija, kaip tomis medijomis naudotis. Bet žinoma, ta knyga parodo ir tą tokią, kaip jūs labai puikiai pasakėt, tą tokią tamsėje per brūkšnelį šviesėje pusę, kai viskas, ką mes matom, tai yra tik toks rožinis gyvenimo atvaizdas ir kelionės, ir gražus rūbai, ir galbūt nebūtinai retušuotos, bet gražios nuotraukos, kas irgi galbūt pareina iš tokio šilto norėjimo pasidalinti kažko, bet bendras vaizdas yra toks, kad kažkas sėdi savo rūselėje ir mato, kaip, sakykime, visi draugai kažkur puikiai leidžia laiką, nesvarbu, kaip jie jaučiasi viduje, bet tai tas labai realu, tas toks iškreiptas vaizdas, manau. Pakalbėkime dar apie tą socialinių medijų įtaką. Tai yra toksai negražus stereotipas, kad vaikai, šiuolaikiniai vaikai tiesiog gyvena telefonuose, niekada jų nepaleidžia iš rankų, čia jų yra vienintelis hobis. Ir kaip manote, ar tai yra tiesa? Čia tiesiog iš jūsų, ką jūs matote savo aplinkoje, ir ar tokios knygos kaip Netikros atostogos galėtų potencialiai atitraukti tą vaiką nuo telefono ir tiesiog įtraukti jį į tuos literatūrinius nuotykius, ypač dabar, kai artėja vasara, vasaros atostogos, vaikai turi žymiai daugiau laisvo laiko ir galėtų praleisti tą laiką skaitydami knygą, pavyzdžiui, lauke. Mes dabar galim painfluencinti ir visiems pasakyti, kad skaitytų šitą knygą ir kitas jūsų leidyklos knygas. Bet manau, kad šitas gyvenimas telefone ne tiek vaikams būdingas, bet ir suaugusiems. Ir galim atkreipti dėmesį autobuse, troleibuse, gatvėje, kaip visi esame sulindę, bet manau, kad net suaugę žmonės galbūt
ir suaugę žmonės, aš čia irgi dabar taip sakau labai abstrakčiai, bet manau, kad visi mes tiek sulindę į telefonus, kad vaikai irgi tik tai te mato tėvus, kurie galbūt sėdi Facebook'e laisvu laiku. Tai manau, kad taip, palyginus, sakykime, su mano vaikystė, kai dar neturėjau telefono, žinoma, tas skirtumas yra didžiulis, bet sąlygos irgi yra visai kitos, nes telefonas yra taip lengvai prieinamas ir socialinės medijos taip lengvai prieinamos. Ir vaikai, manau, juose daug atranda. Aišku, yra daug ir žalingų dalykų, yra daug ir problematiškų dalykų, bet tai, ką, pavyzdžiui, matau iš savo jaunesnės sesers, yra, kad jis skaito telefone, jinai skaito ir knygas, bet jis skaito, pavyzdžiui, komiksus arba kažkokias serijas, kurios pastoviai publikuojamos, tai irgi yra skaitimas ir tai yra kažkoks kultūros ir literatūros vartojimas. Tai, manau, nereikia labai nuvertinti telefono kaip visiškai žalingo dalyko, kurį reikia mesti į šoną. Jį reikia mesti į šoną, žinoma, daug dažniau, negu mes tai darome, ir išeiti į lauką ir palakstyti. Bet kita vertus, tai nėra kažkokia absoliuti blogybė, manau. Ir jeigu suaugę pradės kalbėti apie telefoną kaip absoliučią blogybę, kad vaikai nieko nesupranta, kad vaikai, šita jaunoji karta visiškai eina į lankas, tai manau, tai tas irgi nieko nepadės. Bet žinoma, knygų skaitimas yra galbūt kažkas kito, nes tai yra ir materialus dalykas, mes verčiame puslapius, mes visai kitaip jaučiame tą tekstą ir visai kitaip jį skaitome, visai kitaip jį atsimename, bet irgi skaitimas galbūt ne kiekvieno mėgstamiausias užsiėmimas, ir tada lengva pažiūrėti į tą mokinį ar į tą vaiką, kuris leidžia dienas knygose, ir vaiką, kuris užsiema kitais dalykais. Ir galbūt kažkaip jos, nežinau, kategorizuoti arba kažkaip sakyti, vad skaitantis vaikas yra geresnis vaikas, mes to nenorime daryti, bet kokiu atveju paimti knygą, ir manau, kad mokyklų mokytojai tikrai labai daug apie tai galvoja ir visai bando vaikus motyvuoti skaitimui, ir jūsų leidykla ir apskritai Lietuva turi įvairių iniciatyvų skaitimo, ir skaitimo vasara, jeigu neklystu, yra toks dalykas. Tai bet kokiu atveju aš labai už knygas, bet kita vertus noriu pabrėžti, kad ir suaugę nelabai skaito, arba galbūt ne tiek daug, bet mes turime visokių kitokių užsiėmimų. Tai nors ir norėčiau, kad niekas neišleistų iš knygų ir telefonus padėtų į šoną, bet kartu suprantu, kad ne visiems tai yra tinkama ir galbūt mes skaitome ir kitais būdais. Na ir mūsų diskusija tokia artėja prie pabaigos, ir aš turiu tą paskutinį klausimą. Tai kaip manote, ką mums patiems reikėtų daryti, kadangi pokyčiai prasideda nuo pačio savęs, tai ką mums reikėtų daryti, kad socialiniuose tinkluose kiekvienas jaustumėmės gerai, saugiai, ir kad tai būtų naudinga mums patirtis. Mes ne tik ateitume ten pramogauti, bet ir kažką sužinoti. Manau, kad irgi dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mums nereikėtų savęs kaltinti, kad mes neatitrūkstam nuo socialinių tinklų, nes jie taip suprogramuoti, bet kita vertus, galbūt, kaip ir dabar šnekėjome, suvokti, kad tas telefono padėjimas į šoną ar kompiuterio padėjimas į šoną, nors jisai ir gali sukelti kažkokius blogus jausmus, sakykime, kad mes atsijungiame nuo pasaulio, kad mes nebežinome, kas vyksta, kad kažką praleisime, kad esame negeri piliečiai, nes nesidomime savo šalies politiką ar kažkuo, kad tas jausmas labai natūralus, ir galbūt perlipus per tą jausmą galima spjauti į tą socialinių tinklų gyvenimą ir galima kažkaip jį nustumti į šoną ir užsiimti kitais dalykais, bet tai žinoma irgi yra nelengva. Ir bet kokiu atveju turbūt, nežinau, tokia taisyklė galėtų būti, kad nesakyti ar nerašyti socialinėse medijose to, ko nepasakytum kažkam akis į akį, nes turbūt žymiai lengviau kažką įžeisti ir parašyti kokį, nežinau, tokį kandantį komentarą žmogui, kurio nepažįsti, arba žmogui, su kuriuo niekada nesusitiksi. Bet tai irgi yra vienas iš socialinių tinklų galbūt tokių tamsesnių pusių, kad mums yra lengviau
būti, nežinau, neempatiškiams ir piktiems, ir irzliems, ir kažką apžodžiuoti. Tai net nežinau, kokių dar čia patarimų iš mano kuklios perspektyvos būtų galima duoti, bet pati jaučiu, kad, sakykime, užsijėmusi kažkuo kitu ir nežiūrėdama į telefoną ir netikrindama žinučių, netikrindama socialinių tinklų, aš jaučiuosi žymiai geriau ir jaučiuosi daug ramesnė. Ir tada galbūt galiu nueiti į kažkokį naujienų portalą ir perskaityti straipsnį, vieną ar du, vietoj to, kad 2 valandas sėdėčiau ir bandyčiau viską sužinoti. Taip. Tai ačiū Jums labai už nuomonę ir už pokalbį. Ir aišku, kaip mes jau ir prieš tai kalbėjome, painfluencinsiu visus skaityti knygą Netikros atostogos, kurią Auksė ir išvertė. Man atrodo, dar čia net nuotrauka turiu knygos. Labai smagu, kad savo ofise turite, kad prisimenate. Tai ačiū dar kartą už pokalbį. Ačiū. Ir Ačiū, labai malonu. Gero skaitimo, geros skaitimo vasaros. ačiū.